Taip, tai šis pratimas yra skirtas pusiausvyrai ir koordinacijai. Taipogi įeina kryžminis judesys, tai yra, kada dirba priešinga ranka, priešinga koja, o taip yra stimuliuojami abu smegenų pusrutuliai, ko pasėkoje mes gerinam ne tik pusiausvyrą koordinaciją, bet ir kalbą ir visus stabilizacinius raumenis. Gerai, Lukrecija? Dabar šitą rankytę tiesiai į priekį. Pabandom tik su rankytę pradžiai, gerai? Op. Keliam. Keliam Dabar ranką į galvytė viršų. turėtų biškį irgi viršų pasikelt. Aš žinau, kad sudėti. Sunku, ne? Pabandom dar į priekį pavažiuot. Taip, šypsena. Dabar šitą rankytę į viršų šiek kelsim, šitą laikaisi, o šitą keliam į Ir viršų. galvytę į viršų. Kuku. Pasiruošus, 1, 2, 3 keliam. Opa. Gerai, žiūri į priekį.